Labadiena dar kartą, dabar mes panagrinėsim praktinę užduotį, kurią jūs galėsit daryti iki gruodžio kažkur 6 dienos liktai. Galiu patikslinti, gruodžio 6 dienos. Vėlgi mes analizuosim tos pačios kavinių geomos tinklo duomenis. Ir mūsų tikslas užpildyti šitą visą dokumentą. Kas yra šitam dokumente? Šitam dokumente yra pateikiamos dviejų tipų diagramos. Vienos yra linijinės, o kitos diagramos yra stulpelinės. Panagrinėkime iš pat pradžių, kaip apiešti linijinės diagramos, o tokias kaip panašias kaip čia nurodyta. Aš visų detalių gal nerodysiu, aš tik tai užuomazgas parodysiu. Kas štai čia pas mus parašyta taip. Čia linijinė kavinės rombos diagrama. Klientų skaičius kaita per sausio mėnesį. Ir dabar kaip tokią diagramą galima gauti ir kaip jau čia atkelti. Mes einam čia į geomas ir surandam mūsų rombą ir vėlgi mums per visą laikotarpį reikia žiūrėti, kaip per visą sausio mėnesį reikia žiūrėti, kaip keitėsi klientų skaičius. Kaip mes galim šitą realizuoti? Mes galim pažymėti, gal va šitaip pažymėkim pirmas dvi eilutės, nes mums reikia visą sausio mėnesį ir kavinė rombas. Pas jūs gali būti kitas laikotarpis ir taip pat kita kavinė, tada reikia žymėti naudojant klavišą Ctrl. Ir dabar, kai mes jau pažymėjom, mes galim paspausti Insert, Chat, lietuviškai diagrama. Ir čia šitoj vietoj reikia tik tai įsivaizduoti, kas kur keičiasi. Taip, tinkamai parinkti duomenis. Čia parašyta, kad iš kur mes imam duomenis, iš C1 AG2, čia viskas tvarkoj. Paskui čia šiek tiek reikia paslinkti, nes beveik nesimatom. Ir mes matom iš esmės vaizdą, kuris buvo pateiktas kaip pavyzdinė diagrama. Tik tai gal šiek tiek aš pamažinsiu čia, kad viskas matytųsi. Taip mastelė jo. Čia beveik viskas gerai, reikia tiesiog šiek tiek pasitvarkyti. Taip. Pirmiausia, čia pavadinimas nelabai geras. Mes galim parašyti čia lietuviškai reikia pereiti taip, kavinės. Gerai parašė gerai. Kavinės rombas, čia šis formaliai tai reikėtų ir kabutėse. Klientų skaičius per sausio mėnesį. Sutrumpinkim taip. Nor čia parašėm, toliau ten, kur Y šis, tai čia iš esmės pas mus klientų skaičius turės būti, taip, o čia ne rombas, o klientų skaičius. Klientų skaičius. Ok, toliau ją apačią važiuojam. Čia aišku ne kavinė, o data, taip, geriau būtų pavadinti X ašį, ir gal šiek tiek reikėtų dar pakaitaliuoti ir spalvas, pavyzdžiui, taip, tai mes galim chat style paspausti, background color, pas mane lyg tai toks ten buvo nustatytas. Paskui
galima pasižiūrėti ir kitus dalykus, o ten kraštinės spalva, taip, paskui horizontalioji, vertikalioji, grid lines, čia va, visokiausius dalykus galima major tiks, minor tiks nustatyti, paskui dar galima čia va iš esmės pasižiūrėti article access, taip, series, iš chat style mes lyg tai viską pasižiūrėjom, taip, čia viską, apsimoka pasižiūrėti spalvą šitos kreivės, gal mums norisi pakeisti, tai galima čia va nustatyti. Čia story galima pakeisti arba stilių atitinkamai, pavyzdžiui, brūkšninį padaryti, paskui point size, jeigu nustatysi, tai čia taškeliai matysis tam tikruose vietose, nu ten praktiškai tom dienom, kai buvo matuojama, čia lyg tai šituos va nustatėm. Nu, galima dar grįžti šiek tiek pasižiūrėti, kas dar ten buvo. Dar čia vietoj datos dienos buvo parašyta, bet čia nėra esminis dalykas. Čia matosi, kad pas mus Y ašyje nuo 40 prasideda, taip, o dabar tai, kaip mes čia žiūrim, prasideda nuo 0, taip. Tai mes galim šiek tiek šitokį dalyką pasitaisyti, taip. Čia pas mus vertical axis. Ir čia galima nustatyti 40, tą minimalią reikšmę, man atrodo netgi 45, čia dar gražiau bus, taip, ir praktiškai maksimalią kokią 60 uždėti, taip. Jau gausim grafiką, kuris tiesiog telpa į mūsų rėžius. Vėlgi ten matoma pavyzdį, kad spalva pas mus šito teksto buvo šiek tiek kitoniška, tai galim pataisyti, kaip ten mėlynavą spalvą nustatym, galim paryškintą fontą šitą nustatyti. Nu tai čia nesudėtingai, tokius dalykus reikia tiesiog per setup ir customize pražiūrėti, nustatymus ir tintinimus lietuviškai. Ir toliau šitoj vietoje tiesiog nukopijuoti tą diagramą ir taip šaltakraviškai, čia, jeigu aš paspasiu Ctrl+V, jis klausia, ar čia prijungti prie mūsų skaičiuoklės, geriau nejungti, nes paskui gali, kai nutrūks ryšiai, gali būti problemų. Tai mes taip iš karto ir įkeliam. Aš praktiškai tą pačią diagramą dar kartą jums čia įkėliau, pratrinkim. Tai lygiai taip pat, kaip aš jums parodžiau, tik tai jau kiti mėnesiai bus šio kovo mėnuo su kitom kavinėm. Nu ir dar viena diagrama, tai čia būtų stulpelinė. Sausio mėnesį suminiai klientų skaičiai ir čia pas mus tiesiog parašyta kavinė. Ir čia vienas kaip pavyzdys praktiškai parodytas visų kavinių, aišku, taip. Nu irgi galim pabandyti panašią diagramą pagaminti, einam šiuo atveju į agreguotus duomenis, mums čia reikia atsirasti. Ir tam, kad nupiešti tokią diagramą, mums reikia pažymėti šitos du stulpelius, paskui insert ir paskui chat. Čia pas mus lyg tai viskas atrodo tvarkoj, tik tai vienintelė, ką reikia pakeisti, tai aišku ne linijinė bus, o jau stulpelinė, o čia iš karto viskas gerai gavosi.
Paskui pavadinimus, aišku, čia reikėtų sutvarkyti, taip, kavinių klientų skaičius sausio mėnesį, taip. Ir čia, aišku, ne sausios bus klientų skaičius. Klientų skaičius. Ok. Vėlgi galima ten ir paryškinti šitą, ir spalvą pakeisti, kokią nors mėlyną, taip, o pakeitėm. Pasižiūrim, kokią mes tam, fonas ir netgi trimatiškai pas mus šiek tiek atrodo, tai mes irgi galim šitą paspausti trimatiškai, o foną reikia šiek tiek pakeisti, background color, tai čia geltona, o gavosi šitas. Čia pas mus kavinės, visą kitą, palyginsim dar ten, kavinė raudonai, parašyta, taip, galim ir mes šitą padaryti, kavinę padarom raudonai, galima šiek tiek font size gal 14, gal boldinam, viskas lygtai jau priėjo. Dabar čia font size, jeigu aš 14 padarysiu, dar matosi, lygtai matosi, štai čia tiek pakeitimo padarėm, ir jau irgi panašiai galima nukopijuoti šitą mūsų diagramą ir paskui įklijuoti tenai. Štai čia būtų tiek iš praktinės šios pamokos dalies. Ačiū uždėmesi.